Taip. Mūsų, kaip sakoma, atostogos tęsiasi. Antra diena atostogų. Antra diena atostogų jau mes einam. Veiksmas 130. Nebe etapais einam, bet... Aš turiu alaus, galim pagurkšnio alaus. Vat kaip sunku man važiuoti su draugu alkoholiku, tai jūs net neįsivaizduojat. Bijau kas ką, ar jis mane padarys alkoholiku, ar kažkaip tai čia bus. Šiaip, važiuojam tokiais... Jūs labai negražiai apie mane atsiliepėte. Aš neatsiliepiau, aš pasakiau, kaip tu sakai, savo nuomonę. Tai gerai. Ne, šiaip kavimą, aišku, čia mes viską. Šiaip šiuo metu... Kam yra reikalingos daiktadėlės? Šoninės. Šoninės, kad išiltų alus. Užteks vienos ant dviejų, ne? Gerai. Šiuo metu važiuojam tokiu keliuku, kuris yra padarytas važiuoti keturračiai. Tu važiuoji, atostogauji, greitis nedidelis. 30-40. Manau, kad pasitarsim su kolega, kadangi mes smarkiai nuleidę orą iš ratų, po aštrių akmenų labai daug, realiai 90% dangos yra aštrūs akmenys. Galbūt reikės pasipumpuoti biškį orą, kadangi manometras pas Arturką, tai bandysim naudoti matavimo priemonę paspirk su koja. Tai va kažkaip va taip va, važiuojam tikrai labai gražiom vietom, gražiais peizažais. Arkliai, žmonės, miškovežiai, miškai. Šalia visą laiką eina labai gražus upeliukas. Ir aš manau, kad va, čia va šiuo metu va šitie va du keturračiai. Ir va šitie va du pacanai. Va vienas pacanas, stambichas, čia kitas stambichas. Šiuo metu mes atostogaujam, važiuojam, neatsiliekam nei nuo maršruto, nei nuo laiko mūsų. Turim daug gražaus, protingai gražaus laiko, teisingai? Taip. Ir šiuo metu mum atostogos, kurių mes iš savo darbų ir išėjom. Mes išėjom atostogauti. Tai rodo, kad tiek.